labai atsispindi ir asmenybei. Tai žodžiu, aš buvau svarstyklės ir dėl daug dalykų neapsispręsdavau nuo pat mokyklos laikų. Tai galiu tik įsivaizduoti, kaip jums visiems dabar yra sunku pasirinkti kelią, pasirinkti profesiją ir smagu, kad ir tokiais sunkiais laikais, kai gyvai negalim susitikti, vis tiek galit kažkaip išgirsti apie skirtingas specialybės. Tai žodžiu, aš išgyvenau tas pačias problemas ir atrodo, kad tas pasirinkimas niekada tarsi ir nesibaigia. Visą laiką tos pačios problemos būna, galvoji, ar tu nori to ar ne to ir nebijokit to visų pirma. Tai prisiminus mane mokykloje, tai man patiko daug dalykų. Man patiko matematika, man patiko biologija, man patiko chemija, fizika, istorija. Atrodė, kad man patinka dauguma dalykų, ir aš niekaip nenusprendžiau, kuris dalykas man yra arčiausiai širdies, apie kurį aš noriu kalbėti, dėl kurio aš noriu gyventi ir taip toliau. Man tiesiog buvo tas toks vaikas, kur būdavo vieniem nepatinka niekas, kitiem patinka viskas, tai aš galvodavau, kad viskas man patinka, kažkaip kruopščiai mokydavausi ir viskas man sekėsi. Tai žodžiu, kartais atrodydavo, kad tiem vaikam mokykloje, tiem moksleiviam, paaugliam, kuriem viskas sekasi, yra labai gerai. Bet iš savo patirties iš karto galiu pasakyti, kad jeigu jums irgi daug kas patinka, tai yra labai sunkus dalykas, dėl to, kad taip ir neišsirenki, ką tu nori veikti gyvenime. Ir kartais dar geriau būdavo tiems žmonėms, kuriems patikdavo, pavyzdžiui, tik kūno kultūrą ir jie žino, kad jie studijuos kokiam nors Lietuvos sporto universitete ir taip ir nugyvens savo gyvenimą. Tai žodžiu, aš buvau vienas iš tų, kuriam patinka viskas. Daugiau, mažiau viskas ir bent jau iki 11 klasės, kol nereikėjo rinktis dalykų, mokiausi viską. Tai žodžiu, atsitiko toks dalykas, kad vis dažniau besimokydamas mokykloje išgirsdavau tokį sakinį, kad jeigu tau patinka viskas, tai tau niekas nepatinka ir čia yra tokia pati problema, kad taip ir nesuresi savo kelio ir maždaug nieko čia iš tais nebus. Na ir žodžiu, visa tai ir atsirado tokioj uždaroj akciniai bendroviai vadinamoji mokykla, kurioje dauguma žmonių iš tiesų yra tarsi įrėminti. Ir aš čia tą kvadratuką įdėjau žodį mokykla vien dėl to, kad mes jaučiamės tarsi esant kažkokiose rėmuose mokykloje. Mums pasako, kad mes tinkami tam, kitam, bet mes patys tarsi neturim tokios laisvės nuspręsti. Tai žodžiu, aš irgi tuose rėmuose buvau ir kai mokykloje mokiausi, tiksliai ir nežinojau, ar aš noriu būti gydytoju, ar noriu būti inžinierium, ar noriu būti, nežinau, astronautu, dar ko nors. Tai tie dalykai man iš tiesų kėlė klausimus ne tik tai, kad iki 12 klasės, bet kėlė klausimus ir dar daugiau. Tai žodžiu, mokykloje dažnai būdavo priklijuojamos tokios etiketės, kad jeigu vieną kartą iš kontrolinio gavai vienetą kažkokį, tai va, nusipirkai elektroninį bilietą ir daugiau ten to vieneto jau nebenusimsi nuo savęs. Tarsi, aš atsimenu iš savęs, visą laiką pasakodavau tą patį pavyzdį, aš kažkada 10 klasį chemijos gavau vienetą, galėjau pasikelti iki 3 ir aš buvau užklijuotas, man užklijau tokią etiketę, kad maždaug, jau niekada joks mokslininkas nebus ir nieko su gyvybės mokslais Aivaras neveiks. Tai žodžiu, mokyklo visiems patinka mokytojams ir taip toliau patinka klijuoti etiketės, ar tu kažkam tinkamas ar netinkamas. Čia yra toks blogas dalykas. Bet man pabėgti nuo tų etikečių tada mokykloje padėjo vienas dalykas. Aš atradau teatrą ir panašu, kad tada galvojau, kad daugiau nieko kito ir nerasiu. Tai žodžiu, teatras man atrodė kaip ta vieta, kur aš galiu būti savimi, man nereikia galvoti, man niekas nekliuoja etikečių. Galų gale, jeigu svajodavau apie vieną ir kitą profesiją, tai aš taip ir galvojau, kad teatre galiu ją suvaidinti. Tai dabar taip keista atrodo, aš pristatinėjau gyvybės mokslus, bet pradedu tą visą istoriją nuo tokios visiškai tolimos dalies. Bet iš tiesų aš toks ir buvau, man nebuvo aišku, kuo aš noriu būti, tai taip ir mėčius. Na ir maždaug 10 klasė, kai reikėjo rinktis dalykus, aš dar nežinojau, ar aš noriu krypti gyvybės mokslus ar kažkur kitur. Ir tada mokyklo aš pasirinkau tiesiog humanitarinių, socialinių mokslų sritį, lankiau teatrą ir galvojau, kad būsiu aktorius. Tačiau labai dažnai taip nutinka, kad svajonės neįsipildo taip, kaip tu nori. Tai jeigu aš mokyklos svajojau būti aktoriumi, chemijos, biologijos, fizikos iš tiesų per daug ir nesimokiau, kai galėjau tų dalykų atsisakyti A lygiu, tai ir atsisakiau. Na ir žodžiu, svajonės dužo tada, kai aš į aktorinį vaidybą neįstojau. Paprasčiausiai taip yra nutinka ir bet kam iš jūsų gali nutikti, kad jūs neįstosit ten, kur norėsit. Tačiau pirmas dalykas tai nėra kažkas labai blogo. Aišku, man tada atrodė, kad aš
2 savaitės su nieko nekalbėjau, verkiau važiuodamas iš Vilniaus, kai neįstojau į tą vaidybą ir atrodė, kad mano gyvenimas žlugo maždaug. Tai gali būti taip ir jums, bet prisiminkit, kad paskui viskas pamažu pasikeičia. Tai tada aš ieškojau, kur čia būtų kokia nors kūryba. Žodžiu, įstojau į kūrybos komunikaciją visai atsitiktinai Vilniaus universitete ir kažkaip studijavau vienus metus, kitus metus ir galvojau, kodėl aš čia ir dėl ko aš tai pasirinkau. Kažkaip tai buvo toksai bandymas tiesiog padaryti kažką, kas yra lengva, kadangi man sekėsi tie humanitariniai socialiniai mokslai ir aš pagalvojau, pabandysiu studijuoti tiesiog kažką pagal pavadinimą, gražiai skambėjau. Tai buvo tokia savotiška klaida ir aš tai suvokiau tik tai po kokių 2 metų bestudijuodamas ten. Ir aš vieną dieną atsibudau ir pagalvojau, kad aš 2 metus jau studijuoju tokį dalyką, kuris man tiesiogiai kaip ir nieko naujo neišmokė. Aš nei to noriu, aš darau tik todėl, kad gaučiau kažkokį popierių, diplomą ir viskas. Na ir žodžiu, man tas suvokimas atėjo daug vėliau, ne iškart po mokyklos, kad aš nedarau nieko gero visuomeniai, nedarau nieko gero kitiems žmonėms ir mano studijos, aš studijuoju nemokamai, tačiau aš jų niekur nepanaudosiu. Ir man pradėjo savotiškai graužti sąžinę, kad aš švaistau kokius nors valstybės pinigus ir čia nežinia, kas iš manęs bus. Ir taip atsitiko, aš išvažiavau į mainus, į Italiją, ten dar pusę metų pasimokiau, grįžau ir tiesiog paėmiau, nunešiau dokumentus į universitetą ir pasakiau, kad aš metu studijas. Pasiposteri fainai. Ten yra Jake ir Phil ir čia yra Pink Floyd. Bet jisai galėtų biškį. Kažką girdžiu, kad kalba apie mano plakatą. Žodžiu, jeigu galite, išsijunkit mikrofoną, bet labai faina dėl plakatų. Tai va, žodžiu. Tai tada aš mečiau universitetą ir pagalvojau savo, ko aš mokykloje neuždaviau savo tokio klausimo, tai ką studijuoti būtų sunkiausia. Ir aš tada sakau, arba kas man su galva negerai, kad klausinėjau tokių klausimų. Tai aš savo nusprendžiau kažkodėl mest iššūkį. Man atrodo, kad man tada buvo tiesiog psichologiškai labai keista būsena. Ir aš pagalvojau, mokykloje kažkaip man sunku tie dalykai, buvo aš ten tą vienetą gavau ir kažkodėl kelis metus pastudėjęs, kad tas studijas pagalvojau, o kas jeigu aš įrodyčiau, kad viską aš galiu, kad mokykloje tas vienetas nieko nereiškia ir kad tos užklijuotos etiketės nieko nedaro. Na ir žodžiu, taip atsitiko, kad aš tiesiog pradėjau ieškoti, ką kitų studijuoti. Ir kaip aš tai dariau? Savo mylimos profesijos iš tikrųjų aš ieškojau bibliotekoje. Pirmą kartą aš net mokykloje nebuvau tas žmogus, kuris daug skaitytų knygų. Prisimenu, kai lietuvių kalbos egzaminą laikiau ir rašiau literatūrinį rašinį ir aš žinau, kad aš esu perskaitęs tik 3 knygas ir tom 3 knygom ir rėmiausi. Tai taip gavosi, kad aš kažkaip mėgdavau visą laiką rizikuoti, man ir tada lietuvių egzaminas puikiai pavyko ir taip toliau. Ir dabar aš pagalvoju, kad atėjo laikas kitam iššūkiui, nes, paprastas gyvenimas nėra toks įdomus. Na ir tada aš pradėjau skaityti bibliotekoje visas knygas iš eilės. Ne tai, kad skaityti, vartyti, kartais pažiūrėdavau tik paveiksliukus ir aš žiūrėdavau tokias knygas ir skaitydavau nuo politikos mokslų iki geografijos, iki programavimo, iki tų pačių gyvybės mokslų, kaip biologija, mikrobiologija ir kitos sritys. Na ir žodžiu, aš galvojau, kad jeigu aš surasiu kažką, kas man vadovėliuose yra įdomu, tai tikriausiai tą ir turiu studijuoti. Bet tas šalia dalykas buvo, kad tai turi būti sunku, nes kai aš studijavau savo pirmas studijas, man nebuvo pakankamai sunku, man kažkas buvo negerai, tai žodžiu, pradėjau ieškoti, kas būtų sunku, bet įdomu. Ir trečias dalykas, aš norėjau padaryti, kad mano specialybė ir mano studijos atneštų kažką gero visuomeniai, po to, kai aš baigsiu tą specialybę. Tai žodžiu, pamažu aš prieinu prie tokio skyrelio bibliotekoje, kuris vadinasi ir, jis nesivadina astrobiologija, bet ten buvo daug knygų susijusių su astrobiologija. Ir aš pagalvojau, eina savo, aš apie tokią sritį niekada negalvojau, kas čia tie astrobiologai, ką jie veikia ir taip toliau. Tai papasakosiu, kaip aš priejau prie tos astrobiologijos per savo studijų kelią. Bet visų pirma, man tada ir susišvietė galvoju, kad man reikia pradėti galvoti apie savo ateitį, apie savo studijas ir kuo aš noriu tapti. Tai žodžiu, visų pirma, man ta mintis atėjo, kad aš neturiu bijoti tapti kažkuo, ko dar nėra, kadangi jokio astrobiologo Lietuvoje nėra ir kai pradėjau ieškoti, kur Europoje yra astrobiologų arba kažkokių studijų apie astrobiologiją susijusių, tai aš supratau, kad praktiškai net Europoje to nėra. Galbūt Anglijoje yra kokia viena kita studijų programa, kur
galima išmokti kažko susijusiu su astrobiologija, tačiau niekur to nebuvo. Ir aš pagalvojau, nieko tokio, turiu ieškoti kažko panašaus. Ir ką studijuoti būtų sunkiausia, man klausimas kamavo mane kokias 3 savaitės vien apskritai surasti specialybę, kuri yra sunki. Na ir kadangi čia susirinkom vis tiek paklausyti apie gyvybės mokslus, tai ir pradėsiu pasakoti tą savo kelią jau konkrečiai gyvybės moksluose, nuo ko jisai prasidėjo. Tai tas noras studijuoti kažką sunkaus, kad turėčiau ką veikti tiesiog, tai prasidėjo iš to, kad pirma mintis buvo, medicina. Studijuosiu mediciną, juk medikai labai daug mokosi, jiems yra sudėtinga, atrodo, kad jie ten kala dienas naktis tuos vadovėlius. Ir mano pirma mintis ir buvo medicina. Aš atsimenu tas studijas ankstesnės mečiau, grįžau į Marijampolę pas tėvus, čia mano akcentas, jeigu girdis, tai jis tikrai marijampolietiškas, tai žodžiu ir sakau tėčiui, aš studijuosiu mediciną. Ir jei mane taip žiūri, tėtis lyg ir galvoja, nieko mes nesvajojom apie sūnų daktarą, bet čia visai faino būtų. Mama sako, ką tu čia per nesąmonės darai, tu net neįstosi žodžiu, studijuok tos savo humanitarinius mokslus ir viskas. Tai kelias savaitės aš taip mėčiausi, bet savo galvojau, kad medicina yra sunkiausia ir viskas. Tačiau, kaip aš minėjau, kai pradėjau žiūrinėti tas knygas ir vadovėlius, supratau, kad nėra tokio dalyko kaip sudėtingiausia specialybė. Kiekvienos srities specialistas visų pirma daug domisi apie savo sritį. Ir kuo tu daugiau domiesi, jeigu tu esi geras specialistas, kuo tu daugiau domiesi, tuo tu prieini vis sudėtingesnius dalykus. Ir Lietuvoje, būtent dabar aš dažnai kalbu apie skirtumą tarp sveikatos mokslų ir gyvybės mokslų. Tai kogi tai skiriasi? Į sveikatos mokslus įeina tokios specialybės kaip medicina, slauga, visuomenės sveikata, kineziterapija, pavyzdžiui. Dauguma specialybių, kurias, pavyzdžiui, galėtumėte rinktis Vilniaus universiteto medicinos fakultete. O štai gyvybės mokslai yra atskiras sritis ir aš mėgstu pabrėžti skirtumą tarp jų. Gyvybės mokslai ruošia mokslininkus, o sveikatos mokslai ruošia, tarkim, gydytojus arba tam tikrus specialistus, kurie padėtų būtent žmonėms. Sveikatos mokslai daugiausiai yra susijęs su žmonėmis, kaip rūšimi, mes esam tiesiog žmonės, tokia rūšis, homo sapiens žodžiu, ir sveikatos mokslai užsiima ta rūšimi. Prie sveikatos mokslų dažnai yra priskiriama ir veterinarija, pavyzdžiui, tai be abejo tada jau kažkaip domimės ir gydom gyvūniukus, kurie yra susijęs su žmonėmis, kurie padeda žmonėms dėl, tarkim, maisto produktų ar tiesiog naminiai gyvūnai. Tai žodžiu, sveikatos mokslai sukasi aplink žmonės. O štai gyvybės mokslai sukasi apie visą gyvybę Žemėje. Anksčiau šitas sritis buvo vadinama būtent gamtos mokslais, tačiau dabar atsirado tam tikra sąsaja, kad gyvybės mokslai yra susiję su tomis sritimis, kai mes kalbame apie tai, kas yra gyva, o štai gamtos mokslai gali būti ir, pavyzdžiui, geografija. Tai nebūtinai tai yra gyva, fiziniai mokslai, gamtos mokslai dažnai jau dabar yra susijęmi ir tai yra geografija, pavyzdžiui, kaip minėjau, geologija kokia nors, tai ten gyvybės nebūtinai yra. O štai gyvybės mokslai tiesiog tyrinėja visą gyvybę kaip labai platų dalyką, nuo mažiausios bakterijos iki žmogaus arba kokio nors orangutango, nesvarbu, ar tai naminis gyvūnas, ar žmonės juo kontaktuoja to gyvūnu, bet tyrinėja gyvybę kaip fenomeną, maždaug kaip atsirado gyvybė, kas yra gyvybė. Tai tokie yra pagrindiniai kaip ir objektų skirtumai, ką tyrinėja kiekviena iš šių sričių. Bet dar ko galima, kas mane, pavyzdžiui, sužavėjo ir privertė rinktis gyvybės mokslus, tai suvokimas, kad vaistai atsiranda ne iš gydytojų. Gydytojai tiesiog, tarkim, išrašo tau vaistus arba supranta, kaip to organizmas veikia ar kaip jis blogai veikia ir tada supranta, kokius vaistus tau reikia išrašyti. Bet tuos vaistus sukuria galbūt farmacininkai arba būtent kažkokie mokslininkai, kurie dirba gyvybės mokslų srityje. Būtent todėl aš susižavėjau tą tokią, aš iš šios mokslus pažvelgiau kaip į tam tikrą grandinę, kur kažkas turi prasidėti ir nuo tos pradžios viskas vystosi. Tai man daug kas smegenyse iš tikrųjų atsivėrė, kai suvokiau, kad viskas prasideda nuo gyvybės mokslų. Nuo mokslininkų, kurie atrodo laboratorijose sėdi vieni, pilsto kažkokius mėgintuvėlius ten dieną naktį sukasi tose laboratorijose, bet ką iš tikrųjų daro, tai jie kuria technologijas, kuria vaistus, kuria mechanizmus, aiškinasi mechanizmus, kuriais vėliau remiasi gydytojai, tarkim. Na ir be abejo, mokslininkai
visą laiką eksperimentuoja, o gyvybės mokslų specialistai visą laiką eksperimentuoja, o štai sveikatos mokslų specialistai, eksperimentuoti ant žmonių tikriausiai negali. Žinom, kad tokie tyrimai praktiškai nevyksta ir tai nelegalu. Sveikatos mokslai jau naudoja tai, ką mokslininkai ištyrė, patikrino ir tik tada jau taiko ant žmonių. Tai man ir užkabino ta dalis, kad aš noriu būti mokslininkas, aš noriu eksperimentuoti, noriu tyrinėti tai, kas dar neištirta, kas nėra aišku. Na ir pamažu pasirinkau gyvybės mokslų sritį. Tai kalbant apie kokios programos būtent yra siūlomos gyvybės mokslų srityje Lietuvoje, tai galima išskirti, kaip ir tokias pirmas 5 aš paminėjau, čia, tarkim, pirmos 5 yra pagal tai, kokį objektą mes tyrinėjame ir jo dydį. Tai jeigu pradėtume nuo mokslo, kuris tyrinėja didžiausius objektus, tai būtų biologija. Mes tyrinėjame tokius organizmus, kuriuos matome gyvai. Mes, tarkim, matome žuvis, matome paukščius, matome kažkokius žvėrelius ir biologija būtent tyrinėja tai. Tai aš dažnai sakau, kad tikriausiai biologai turi daugiau iškalti negu patys medikai, nes jeigu medikai turi iškalti tik tai žmogaus kaulus ir taip toliau, tai biologai turi iškalti kiekvieno organizmo, labai didelės dalies organizmų, kaulus, sandarą ir panašiai. Jie supranta ne tik, kaip atrodo žmogus ir iš ko sudarytas yra žmogus, bet ir iš ko yra sudaryti dauguma organizmų, kuriuos sutiktum. Toliau kitas rytis, jau einant giliau, yra mikrobiologija. Mikrobiologija tyrinėja tokius objektus, kurių mes nematome gyva akimi. Tam jau reikia mikroskopo, tai gali būti bakterijos, tam tikros mielės, virusai, pavyzdžiui, ir kiti, tarkim, vienaląsčiai organizmai. Tai mikrobiologai jau truputį gilesnius objektus tyrinėja ir stebi, ką mums gali jie parodyti. Dar gilesnis rytis yra molekulinė biologija. Tai jeigu mes žinome, kad mes esame sudaryti, tarkim, iš DNR, tai yra mūsų genetinė medžiaga yra užkoduota DNR molekulėse, tai pavyzdžiui, molekulinė biologai būtent ir gali tyrinėti DNR. Jau čia net ir mikroskopų, dažnai paprastų mikroskopų šviesinių mes nepamatysime, kaip atrodo DNR, kadangi galime matyti ląstelę, bet jau ląstelės branduolyje esančių kažkokių dalykų paprastai nepastebėsime. Žodžiu, molekuliniai biologai tyrinėja būtent, tarkim, baltymus, kažkokias molekulės. Dar giliau yra genetikai tyrinėja genus, tas daleles, jau jie tyrinėja tik tam tikras DNR dalis. O štai biochemikai tyrinėja įvairius procesus, kaip vyksta, tarkim, organizme metabolizmas, kaip skaidomos medžiagos, maisto medžiagos, angliavandeniai ir kiti dalykai jau labai smulkiai, dar mažiau negu molekulės. Na ir tada yra tam tikrų gyvybės mokslų sričių, kurios jau skirstomos ne pagal dydį, pavyzdžiui, pagal objektą. Tai aš pats esu neurobiofizikas ir vien šitas specialybės pavadinimas jau kaip ir negali pasakyti, kokio dydžio objektą mes tyrinėjame. Kadangi mes, kaip neurobiofizikai, galime tyrinėti smegenis, galime tyrinėti molekulės smegenyse, galime tyrinėti, tarkim, kaip elgesi tam tikri organizmai. Ir tai vis tiek bus susijęs su neurosritimi, neuromokslais, pavyzdžiui, smegenų veikla. Tai neurobiofizikai, nebūtinai jie tyrinėja smegenis, yra neurobiofizikų, kurie specializuojasi būtent į biofiziką, į nesmegenis, o į kitus procesus, bet kokius, kur yra ir biologija, ir fizika. Kaip pavyzdį, dažnai žmonės klausia, kuo čia susijus biologija su fizika, tai aš paminiu tokį pavyzdį, kad jeigu mes pažiūrėtume į smegenis ir kaip smegenys veikia, tai jie veikia impulsais. Smegenų pagrindinė ląstelė, neuronai perduoda medžiagą vieni iš kitų pagal impulsus. Ir tie impulsai, jeigu elektroje ir įprastoje fizikoje elektra perdodama elektronais, tarkim, tai būtent mūsų smegenyse lygiai taip pat viskas perduodama krūvį turinčiais jonais. Tai biofizika yra tokia sritis, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo nesuprasi, apie ką kalba, bet iš tikrųjų nekalba apie daugumą procesų mūsų organizme. Ir vienas tokių stambiausių procesų būtent yra smegenų veikla. Kita gyvybės mokslų sritis yra aplinkosauga ir aplinkotvarka bei ekologija. Tai jeigu ekologija domisi apie viso pasaulio, kaip ir tokį gerbuvį, kaip mes turime apsaugoti žemę, kaip mes turime ją globoti, tai aplinkosauga ir aplinkotvarka jau domisi tik ta ekologijos dalimi, kuri yra susijusi su žmonėmis. Jeigu ekologija rūpinas, tarkim, ir gyvūnais, tai aplinkosauga dažnai žiūrės, tarkim, kas būtų naudinga žmogui. Ar kirsti miškus yra naudinga žmogui, kaip sutvarkyti tam tikras miestų teritorijas ir taip toliau.
Tai čia yra tokios pagrindinės kaip ir sritys. Gyvybės mokslo, apie kiekvieną iš jų būtų galima kalbėti labai ilgai ir pasakot, kokiais tyrimais kas užsiima. Tačiau tokie yra kaip ir pagrindiniai aspektai. Ir dabar labai dažnai, kai mes kalbam apie gyvybės mokslus, tai susidarėm su tam tikrais mitais, apie kuriuos iš tikrųjų ir aš galvojau ir aš bijojau anksčiau, nes galvojau, jeigu aš pasirinksiu šias sritis, tai galbūt aš, pavyzdžiui, galėsiu dirbti tik laborantų. Kažkur laboratorijoje, kažkokie nors medikai paims iš manęs kraują ir tada aš sėdėsiu gyvybės mokslų specialistas sėdės laboratorijoje ir tą kraujo tyrimą atliks. Tai iš tiesų tai yra visiškai netiesa, kadangi gyvybės mokslus baigę studentai nors ir gali dirbti laborantais, dažniausiai jie renkasi, pavyzdžiui, mokslininko kelią. Ir mokslininkai niekada nedaro kraujo tyrimų, nes tai yra tiesiog medicinos sritis, kai žmogus ateina, paima kraujo mėginėlį, įdeda į aparačiuką ir viskas. Taip tas kraujo tyrimas ir įvyksta. Ir tai daro žmonės baigę kitas studijų programas, galbūt dar nebaigę medicinos, esantys rezidentūroje kartais gali padaryti, medicinos biologai gali tokius dalykus daryti, bet tai jau yra sveikatos mokslų sritis, kaip ir minėjau. Gyvybės mokslų specialistai dažniausiai laboratorijose tyria kažką, kas dar nėra ištirta ir kas neaišku, kokius rezultatus gali atnešti. Tai netiesa, kad gyvybės mokslininkai dirba tik laborantais, jie gali dirbti įvairių sričių specialistais, tarkim, gali dirbti ir kokiam nors politiniam aspekte, šviesdami visuomenę apie tuos dabar labai svarbių epidemiologiją, pavyzdžiui, šviesdami apie tai, kaip virusai evoliucionuoja ir panašiai, ir tyrinėti virusus. Ypač dabar labai aktualu, kai mes matome, kokią svarbą įgavo mokslininkai, kadangi medikai paprasčiausiai nuo viruso mūsų išgydyti negali. Ir visas pasaulis dabar stebi mokslininkus, kurie tyria tuos virusus ir būtent jie yra gyvybės mokslo specialistai, nebe gydytojai daro tai. Tai žodžiu, tikrai ne tik laborantais gali dirbti gyvybės mokslo studentai. Kitas dalykas, dažnai žmonės renkasi vėlgi tarp sveikatos ir gyvybės mokslo ir sako, kad jau gyvybės moksluose, čia kokio nors genetikoje, tai nebus kitų žmonių laboratorijose, visą laiką dirbsiu vienas, neturėsiu su kuo kalbėti ir man reikia kontakto su kitais žmonėmis. Tai nors ir dabar to kontakto ar vienu ar kitu būdu nelabai galim gauti, tačiau laboratorijose tikriausiai niekada nedirbau vienas, o visų pirma, kai aš norėdavau būti vienas, tai turėdavau eiti į tą laboratoriją dirbti naktį. Ir nors ir atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad jau mokslininkai su kitais žmonėmis tai nekontaktuoja, tai tikrai nėra tiesa. Ir tarkim, būtent neurobiofizikai labai dažnai, neurobiofizikų tyriamasis objektas yra žmogus. Jie, tarkim, pasikviečia žmogų, daro su juo kokį nors regos eksperimentą, liepia žiūrėti į kompiuterį, kuriam kompiuterį yra sukonstruotas koks nors eksperimentas ir jie realų žmogų tyria, kaip jisai reaguos į vienus ar kitus paveiksliukus, pavyzdžiui, ir žiūri ir uždėję elektrodus ant galvos stebi, kas darosi su tų žmonių smegenimis. Tai nebūtinai netgi laboratorijose dirba, kaip ir sakiau, gali dirbti su konkrečiais žmonėmis ir pacientais. Tai lygiai taip pat kaip medicinos specialistai, chirurgai ir dar bet kas dirba su žmonėmis, taip ir gyvybės mokslų specialistai, mokslininkai irgi dirba su žmonėmis. Dar vienas dalykas, kad sako, neuždirbsiu tų pinigų. Tai pagalvokit, kad ir tie patys, dauguma iš tikrųjų specialybių, dauguma studentų, dauguma moksleivių galvoja, renkasi specialybę pagal tai, iš ko galėtų uždirbti pinigų. Tai aš visą laiką mėgau labai vieną sakinį ir sakydavau, kad perspektyvi yra ne specialybė, o perspektyvus yra studentas arba žmogus. Tai būtent nesvarbu, kokios srity tu būtum, jeigu tu būsi geras specialistas, tu uždirbsi pinigų. Kaip pavyzdį galiu paminėti, kad tapti mokslininku yra toks pats ilgas kelias, kaip ir tapti gydytoju. Dažniausiai reikia baigti bakalaurą, tada studijuoti magistrą, o tada studijuoti doktorantūrą. Tačiau vien tai, kad tu studijuoji doktorantūrą, jau pavyzdžiui gauni 800 eurų stipendiją, plus dar dirbi. Tai tu iš tikrųjų pinigų galima uždirbti, jeigu tik esi užsibrėžęs tikslus ir jų siekia. Kitas dalykas, užsienį geresnė kokybė. Labai dažnai žmonės galvoja, kad Lietuvoje kokybė nėra gera, tačiau šito mito net nekomentuosiu. Man atrodo, mano pristatymo pabaigoje suprasit, kad Lietuvoje mes turime vienas geriausių sąlygų gyvybės mokslams vystytis apskritai visame pasaulyje.
Tai kaip ir minėjau, mano sritis yra neurobiofizika, apie ją aš galiu kalbėti daugiausiai, kadangi aš jau šiais metais būsiu bakalaurą baigęs neurobiofizikas ir toliau studijuosiu magistrą ir eisiu tuo mokslininko keliu toliau. Tačiau, pavyzdžiui, aš laboratorijoje dirbu jau nuo pat pirmo kurso ir tas mano kelias jau turi tokios darbinės patirties beveik 4 metus. Tai kaip pavyzdį galiu paminėti, ką gali veikti neurobiofizikai. Tai pirmus 2 metus aš tyrinėjau priešvėžinius vaistus. Aš tiesiog tyrinėdavau įvairius junginius, kurie potencialiai galėtų padėti žmonėms sergantiems plaučių vėžių, ieškodavau, kaip juos gydyti ir panašiai. Iš esmės mano darbas buvo susijęs būtent su vėžiu. Ir nesvarbu, kad specialybė yra žodis neuro, tarkim, bet susijęs su smegenimis, bet aš visą laiką buvau tas žmogus, kuris atstovavo biofizikos dalį. Ir tiesiog savo tyrimuose naudojau biofizikinius metodus. Apie juos aš išmokau studijų metu, anksčiau nežinojau, bet nebūtinai su smegenimis kažką dariau. Tai labai plati specialybė ir tik vienas iš pavyzdžių. O ką aš dabar veikiu, tai tuo ir prieisim. Labai dažnai aš mėgau save vadinti ir radau tokį mimsą kažkada, kad maždaug tie žmonės, kurie tyrinėja biofiziką, yra tam tikri ląstelių elektrikai. Tai aš ir sakiau, kad aš čia būsiu cell electrician toksai ir man labai patiko kažkodėl. Aš kitose specialybėse nesugalvojau kažkokio šmaikštesnio epiteto savo, tai biofizikoje aš tikrai pagalvojau, o geras, aš čia tyrinėjau kažkokius elektrinius procesus mano pačio žmonių organizme, tai galbūt aš šitoks ląstelių elektrikas esu. Žodžiu, ir tada aš prisiminiau, kad prieš stodamas į šitą specialybę aš atradau tą astrobiologijos skyrelį. Ir astrobiologijoje, kaip supratau, čia ta specialybė, kurios niekur beveik Europoje negalėčiau mokytis. Ką aš supratau, kad tarkim neurobiofizikoje aš mokosi tokius dalykus kaip biologija, chemija, fizika, programavimas. Tarkim, visus šitos dalykus aš apimu savo specialybę. Kai pradėjau žiūrėti, kokių žinių reikia astrobiologams, aš irgi pamačiau, kad ten reikia ir biologijos, ir chemijos, ir fizikos. Ir tada man atėjo toks suvokimas, čiagi tobulas svarstyklėm. Ašgi niekad neapsisprendžiu, ką aš noriu veikti gyvenime, o aš svarstyklės. Tai žodžiu, man reikia visko po truputį ir toks bakalauras man bus superinis. Ir aš skaičiau tiesiog laisvalaikiu tos astrobiologijos knygas. Astrobiologija tiesiog nemaišykit su kokia nors astrologija, kad ir kalbu apie tas svarstyklės, čia mes neprognozuojam jokių žmonių ateities. Astrobiologija iš tikrųjų tyrinėja gyvybės vystymąsi, gyvybės raidą ir ateitį. Tai tarkim, galbūt kada ir kokiamis sąlygomis mes galėtume, pavyzdžiui, kolonizuoti Marsą, tarkim. Žodžiu, arba kaip gyvybė išsivystė Žemėje. Tai būtent astrobiologija užsiima ne tik tai tuo, kas yra Žemėje, bet kaip gyvybė išsivystė, tada kokiuose kitose dangaus kūnuose gyvybė galėtų vystytis, tyrinėja labai tokia nežemiška gyvybė Žemėje, pavyzdžiui, kur nors ten lavoje randame mikroorganizmų, pačio lavoje gal ir nerasim, tačiau šalia, kur temperatūros siekia 100 laipsnių, yra organizmų, kurie mėgsta verdantį vandenį ir jame gyvena, pavyzdžiui. Tai astrobiologija užsiema tokios kraštutiniais gyvybės tyrimais. Tai žodžiu, man šitas sritis labai patiko ir supratau, kad mano studijuojama specialybė gali prie to priartinti. Ir kai aš kalbėdavau draugam apie tą visą kosmosą, gyvybę, ten kažkokią gyvybės paiešką, jie sakydavo, tu visiškas kosmosas, mes tavęs nesuprantam. Ir būdavo taip, kad mes visą laiką, aš tiesiog, man taip patiko tai, kad aš apie tai kalbėdavau visur ir visada žodžiu. Ir tada vieną dieną pamačiau, kad kažkaip vykdo Lietuva atranką stažuotis NASA. Ir iš tikrųjų, taip viską greit prabėgant, aš buvau atrinktas, tapau vienu žmogumi iš 8 žmonių pasaulyje, kurie gavo progą atlikti praktiką NASA Ames tyrimų centre, Kalifornijoje, Amerikoje, Silicio slėny, realiai pasaulio technologijų sostinė, galiu pasakyti, ten, iš kur atsiranda viskas. Ten šalia buvo Google centras, Intel, Nvidia, visokiausi Canon, žodžiu, kokias tik technologijas įsivaizduotumėt, tai jų centras buvo Silicio slėnis. Ir ten aš praleidau 1,5 metų būtent su astrobiologijos tyrimais. Atrodytų NASA, mes čia visai įsivaizduojam, kosmosas kuria raketas, tačiau aš atstovau gyvybės mokslams ir tyrinėjau būtent aš užsiėmiau nežemiškos gyvybės paieškomis. Tai tokiam pastatėlį mažam dirbau,
kažkokio raketų įsėdėjau, bet iš tikrųjų buvo pastatas, biomokslų bendradarbiavimo laboratorija vadinosi. Dalyvavau tokiuose atidarimuose ten, žodžiu, labai faina buvo, kadangi susirinkdavau ten visą laiką žmonės tarsi iš visos Amerikos, visų NASO's centrų, va tokiu, pavyzdžiui, atidarimo metu ir tiesiog mums pasakodavo, kaip mes esame tie žmonės, kurie bus atsakingi už tai, ar kažkas iškeliaus į Mėnulį dar, ar kažkas iškeliaus į Marsą, ar mes kolonizuosime kitas planetas. Tai žodžiu, visi šie, tarkim, kad ir paveikslėlyje matomi žmonės, labai gaila, kad čia mane žurnalistai nepagavo šitą nuotrauką, nes tikrai turėčiau buvo pasididžiuoti, bet aš ten kažkur apačioj stovėjau, nes dar nebuvau drąsus, kažkoks lietuvis ten, tai žodžiu, pačiam gale sėdėjau. Tačiau net ir dabar žiūrėdamas į šią nuotrauką, matau dalį savo kolegų ir suprantu, kad šie žmonės, visi čia esantys žmonės yra atsakingi už tai, kokia bus gyvybės ateitis. Ne tik tai Žemė, bet ir kosmose. Tai žodžiu, pati NASA, aš turiu pasakyti, kad galimybė atsidurti NASA man visų pirma atnešė mano patirtis studijose, kadangi aš pirmus 2 metus praleidau laboratorijos, tiesiog po studijų eidau į laboratoriją, prisidėjau prie tyrimų ir visą tai leido man praeiti tą atranką. Ir tiesiog tas toks savotiškas atsitiktinių vadovėlių skaitimas bibliotekoje apie astrobiologiją taip pat man suteikė tam tikras žinias. Tai aš naudojau NASA dirbtinį intelektą, kad ieškočiau nežemiškos gyvybės ir pusę metų kūriau įvairius algoritmus, apie juos čia aišku neįsiplėsiu, jeigu kam nors įdomu, galėsit ten, kad ir įsivesti į Google Aivaras Vilutis NASA ir paskaitysit truputį apie tai. Tačiau čia tik tai vienas iš pavyzdžių, kur gali nuvesti domėjimasis gyvybės mokslais, kad ir į tą pačią NASA. Ir aš tik noriu šią akimirką priminti, kad mokykloje aš nelaikiau, kai aš baigiau mokyklą, aš nelaikiau nei chemijos, nei biologijos, nei fizikos egzaminų, buvau pasimetęs, norėjau tapti aktorium ir visi tie dalykai kažkaip per daug metų pavirto, kad aš atsidūriau NASA. Ir aš tikiu, kad kiekvienas žmogus gali savo tiesiog duoti tam tikrą spyrį ir pasakyti, juk aš irgi galiu lygiai taip pat padaryti. Sakau, aš prisimenu laiką tą savo chemijos vienetą, kad aš jį pasikėliau į 3, o kai aš apie tai pasakau NASA, tai niekas iš tikrųjų negalėjau patikėti ir sako, kad čia mums išneki, žodžiu, jokio tu vienetų negavai. Tai užtenka tik tai noro ir labai daug motyvacijos, vidinės motyvacijos iš pačios savęs. Tai va, primenu, kad kai aš buvau NASOje, tai aš buvau tik 3-kursis. Tik 3-kursis. Tai viskas iš tikrųjų yra įmanoma. Ir nesvarbu, kad ir kokias studijas jūs pasirinksit, tarkim, jeigu jūs jas mesit, kaip ir aš, tarkim, mečiau po kelių metų ir tada rinkausi visiškai kitą kryptį, nebijokit. Koks skirtumas, kad man dabar, pavyzdžiui, yra 25 metai ir aš dar tik baigiu bakalaurą. Kai kiti žmonės 22 metų yra pabaigę bakalaurą. Tai iš tikrųjų tie metai nieko nereiškia, viską reiškia patirtis ir ar jūs esat savo vietoje. Tai savęs paieškoti kartais tikrai reikia. Čia įdėjau dar keletą paveiksliukų iš įspūdžių NASOje, tarkim, ten būdamas ir būtent gyvybės mokslų vedinas, aš tiesiog galėjau mėgautis tokiamis dienomis, kai aš vaikščiojau po Stanfordo universitetą, kas yra geriausias pasaulio universitetas, tiesiog apžiūrėti, kaip jis atrodo, pasikalbėti su mokslininkais ir taip toliau. Galėjau keliauti po nacionalinius parkus ir visai nereikėjo man būti užsidarius laboratorijoje, kadangi ne vien toks yra tas gyvenimas. Galėjau, čia irgi taip pat keli kiti stažuotojai. Ir ką aš noriu pasakyti, kaip dar vieną tokią mokslininko, nors papasakosiu dar tu jos. Tai va, tiesiog dar kelis paveiksliukus parodo iš tų įspūdžių. Čia labai faina, kai aš pradėjau domėtis astrobiologiją, aš tiesiog pamačiau, čia pirmas paveiksliukas yra Carmel by the Sea, toksai miestelis Kalifornijoje prie jūros, ir va tas žiburėlis ten dangui yra Venera, pavyzdžiui, ir aš pradėjau netgi į dangų žiūrėti kitaip, man kiekvienas taškelis nebebuvo tiesiog žvaigždė, kiekvienas taškelis buvo, tarkim, tam tikra planeta, ir šiuo atveju aš užfiksavau čia Venerą, nors iš pirmo žvilgsnio nepagalvotum. Tačiau gyvybės mokslai tarsi tapo ne tiesiog specialybė ir neurobiofizikas. Aš tapau ne tiesiog kaip specialistas tos ryties, aš tik būsimas specialistas šios ryties, kadangi tam irgi reikia mokytis daug metų. Tačiau tai tarsi tapo mano gyvenimo būdu.
Na ir tada aš kažkaip grįžau ir pradėjau lyginti. Ir kaip ir kalbėjau apie užsienį, pavyzdžiui. Tai va NASA prieš gyvybės mokslų centrą. Aš mokausi gyvybės mokslų centre, todėl galiu papasakoti apie jį. Tačiau bendrai situacija yra visoje Lietuvoje panaši ir gyvybės mokslai labai dabar yra tokiam pakilime savotiškam ir aukso amžiuje. Tai aš mokausi gyvybės mokslų centre. Ir aš dirbau NASA. Ir aš atrodo galiu palyginti, kur kokią aparatūrą mes naudojame ir ką daugiau galime padaryti, tarkim, NASA. Tai aš grįžęs supratau vienintelį atsakymą, kad NASA nebuvo jokio geresnio aparato, negu mes turime čia, tarkim, Vilniuje. Ir tai man iš tikrųjų sprogdino savotiškai smegenis, nes aš supratau, kad visą mokslą galima lygiai taip pat kokybiškai atlikti ir čia. Kartais be abejo atsisuka klausimai apie, tarkim, tyrimų finansavimą arba kaip tu greitai uždirbsi pinigus, tai Lietuvoje galbūt taip greitai nepradėsi uždirbti, bet jeigu tu nori būti tiesiog gerų mokslininkų ir pamažu siekti to kelio, tai tikrai tai manoma padaryti ir čia ir kurti tokius pačius gerus tyrimus atlikti. Ir kalbant apie mokslininkų tą tokią kasdienybę, kaip aš, tarkim, dirbu laboratorijoje, tai čia net taip ir pasakiau, kasdienybė ar kas naktybė, nes iš tiesų kartais tas darbas, kaip ir sakiau, virsta ne tiesiog darbu, ne tiesiog tavo specialybė, o tavo gyvenimo būdu. Ir įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, aš net grįžęs į Lietuvą, po NASUS pradėjau užsiimti čia astrobiologiją, tai tas rytimi vis dar niekas neužsiima ir aš esu kaip ir vienas iš pirmųjų žmonių, tikriausiai pirmasis, kuris atlieka astrobiologijos tyrimus Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, aš auginu organizmus mikrogravitacijos sąlygose. Tai reiškia, kad auginu organizmus, tarsi jie augtų kosmose. Tiesiog jie sukasi tokiam aparačiukiai, mikrogravitatoriui ir jie auga sklandydami ore. Ir aš tyrinėjau, kaip keičiasi jų gyvenimas, kaip keičiasi jų, tarkim, fiziologija nuo to, jeigu jie gyventų tiesiog įprastoje gravitacijos Žemėje. Na ir žodžiu, kartais tenka gyventi taip, kad tuos organizmus reikia man klonuoti. Aš atvykstu į ryte laboratoriją, atsiklonuoju, tarkim, tam tikrais mikrobiologiniais metodais tuos organizmus ir kaip jie tada auga. Mano atveju, auginant tam tikras mutantės mieles, žodžiu, jos turi paaugti 12 valandų. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, atėjau ryte, 10 val. Ryto, užtrukau laboratorijoje pusvalandį, kol atsiklonavau, tada turiu palaukti 12 valandų, kad dirbčiau toliau. Tai reiškia, kad aš turiu ateiti 2 val. Nakties į laboratoriją ir toliau dirbti 2 nakties. Tai žodžiu, labai svarbu planuoti laiką, tačiau jeigu mėgstate dirbti naktį, tai čia jums iš viso yra rojus, aš kadangi mėgstu dirbti naktim, tai man tai labai patinka, kiti žmonės planuoja laiką taip, kad naktim nedirba, bet aš išnaudoju tą progą, kad galiu vakare ateiti į šį pastatą su kortele priliest duris, atsirakinti ir vaikščioti tamsiais koridoriais, tada papulti į laboratoriją, pasijungti savo muziką kažkokią, kaip iš mokslinės fantastikos filmų ir dirbti vidury nakties. Tai man tai sukuria tokį iš tiesų fantastišką jausmą, kai aš galvoju, kad aš čia esu filme, kuriu kažkokią ateitį ir taip toliau, o galų gale suprantu, kad tas mano noras mokykloje tapti aktoriumi iš tikrųjų tiesiog pavirto realybę ir man nereikia vaidinti, o aš iš tiesų esu moksliniai fantastikoje, tyriu organizmus, lyg jie būtų kosmose ir nesvarbu, ar tai rytas, nesvarbu, ar tai naktis, aš tiesiog tuo gyvenu. Tai žodžiu, tai pabaigai norėčiau pasakyti apie tą mokslininką ir kas yra mokslininkas. Tai apskritai žodynas teigia, kad mokslininkas tai yra kurios nors mokslo srities specialistas, atliekantis mokslinio tyrimo darbą ir gilinantis kurios nors srities mokslo žinias. Jeigu mes, tarkim, kalbėtume apie gyvybės mokslų srities mokslininkus, tai va tie būtent tokie. Ir aš čia parašiau, kad mokslininkas tai yra ir daiktavardis, ir būdvardis, ir prieveiksmis, ir veiksmažodis, kaip ir sakiau, gyvenimo būdas. Bet padirbęs mokslo pasaulyje apie 4 metus jau galiu pasakyti ir perrašyti truputį šitą žodyno savoką, kas yra mokslininkas. Ir pagal mane mokslininko darbas skamba taip, kad tai yra kurios nors mokslo srities specialistas, tikriausiai labai didelis optimistas, atliekantis mokslinio tyrimo darbą, 20 metų gaunantis neigiamus rezultatus, bet galvojantis, kad ateis eureka momentas. Tai eureka tas momentas, tas atradimo momentas, kadangi kiekvieną dieną tu tyrinėjai tai, kas dar yra neištirta,
dažniausiai tu visą laiką gauni neigiamus rezultatus ir tau gyvenime nebebaisu pasidaro, kai kažkas tau sako ne, kadangi tu mokslo pasaulyje kiekvieną dieną susiduri su nepavyko, nepavyko, kadangi tai yra mokslininkų kasdienybė. Neigiamas rezultatas moksle vis tiek yra rezultatas, o kai atrandi kažką teigiamo, tai supranti, kad tu atradai kažką, ko dar niekas pasaulyje nesurado. Lygiai taip pat laboratorija tas eureka momentas jau buvo ir man, kai aš tiesiog gavau rezultatus tam tikrų savo eksperimentų ir aš pamačiau, kad jie skiriasi ir jie nebuvo neigiami, o kažką teigiamo gavau. Ir aš sėdžiu toksai naktį laboratorijoje 2 valandą nakties ir suprantu, kad niekas pasaulyje dar to nežino, tik aš vienintelis. O kitą rytą pasakiau savo darbo vadovai, tada ir jinai sužinojo ir dabar jau mes apie tai kalbam. Tai va tokia įdomi ta mokslininko kasdienybė. Ir mokslininku tampama ne tada, kada tu baigi bakalaurą, ne tada, kada tu baigi magistrą, dažniausiai kažkokiu mokslininku jau tu tampi tik tada, kada baigi doktorantūrą. Tai vėlgi trunka apie 10 metų, tačiau kiti žmonės mokslininkais tampa tiesiog tada, kai suvokia, kad tai jau yra tavo gyvenimo būdas. Ir aš, nors ir dabar baigiu tik bakalaurą, aš jau galvoju, kad tai yra mano gyvenimo būdas. Ir aš tikiu, kad mokslininko specialybė yra ateities prestižas ir būtent gyvybės mokslai yra ateities prestižas. Jeigu mes kalbame, kad prestižinė specialybė dabar yra medicina, tai pamažu ir aš pats stengiuosi pakeisti požiūrį visuomenėje ir tiesiog informuoti kiekvieną, kad viskas prasideda iš tikrųjų nuo mokslininkų. Ir aš tikiu, kad šitas koronavirusas parodys, kad mokslininkai iš tikrųjų labai svarbi grandis ir be jų irgi nieko nebūtų. Tai kaip pavyzdį noriu parodyti, kad lietuvių mokslininkai yra pripažįstami pasaulyje. Virginijus Šikšnys iš tikrųjų dirbo su tokia sistema genetiniam žirklėm tokiom, su kuria galima išgydyti labai daug ligų. Ir už tą sistemą šiais metais buvo paskirta Nobelio premija. Linas Mažutis, mokslininkas, kuris studijavo geriausiuose pasaulio universitetus, dabar taip pat dirba gyvybės mokslų centre, užsiema tokiais tyrimais, apie kuriuos rašo straipsnius viso pasaulio žurnalai. Labai smagu, kad yra labai daug moterų mokslo ir Lietuvoje galbūt net daugiau yra žinomų moterų. Tai tarkim, Urtė Neniškytė, puikiai žinoma neuromokslininkė, dažnai matoma žiniasklaidoje, tyrinėti smegenis, autizmo spektro sutrikimus ir panašiai. Tada pavyzdžiui, dar 2 mokslininkės, kurios šiais metais laimėjo apdovanojimą L'Oreal už mokslą, už moteris mokslę. Tai viena iš jų tyrinėja vėžio sutrikimus, kita taip pat smegenų sutrikimus, Alzheimerį, Parkinsono ligas. Visi šie žmonės, priminsiu, dirba tame pačiame pastate gyvybės mokslų centre. Na ir dabar labai dažnai matome, būtent kaip mokslininkai yra svarbus, vėlgi paminėsiu COVID-19 atveju, tai Aurelija Žvirblienė beveik kiekvieną dieną galime pamatyti po naują straipsnį apie koronavirusą, jinai tyrinėja patį koronavirusą, jos mokslininkų komandai tyrinėja ir publikuoja labai puikius rezultatus. Tai žodžiu, pabaigai, kaip ir norėčiau pasakyti, kad tokie gyvybės mokslai yra labai platūs ir iš tiesų niekada nežinai, ką gali tau atnešti kita diena, bet niekas net nepasibaigia ir tie visi ieškojimai specialybės ar dar ką nors nepasibaigia tuo, kad tu pasirinki vieną iš kažkurių specialybių, tada gyvenimas tęsiasi, turi rinktis į kokią laboratoriją eisi, kokius tyrimus atliksi ir tai gali būti nuo, tarkim, švytinčių augalų iki vėžio tyrimų, smegenų tyrimų arba, kaip mano atveju, gyvybės paieškų, nežemiškų ir astrobiologijos. Tai žodžiu, tada tikriausiai prieisim prie klausimų. Tikiuosi, kad buvo kažkas naudingo. Tai ačiū, kad klausot. Labai ačiū. Ir tikrai naudinga, tai pereinant prie klausimų, tai klausimas skamba taip. Ar lengva susirasti darbą baigus gyvybės mokslus? Taip, tai tiesą sakant, yra tokia įmonė Thermo Fisheris ir man net juokinga dabar darosi, kai nueini jų puslapį ir ten yra kokie 6, nueini jų internetinį puslapį, yra kokie 6 puslapiai, kad jiems reikia specialistų, būtent gyvybės mokslų. Tai ten jie dirba nebūtinai mokslininkais, gali, tarkim, gaminti įvairius tirpalus, auginti tam tikrus organizmus ir panašiai, bet tų specialistų, kiekvieną dieną mums ateina skelbimai studentams ir į elektroninius paštus, ne kiekvieną dieną, bet bent kartą per mėnesį būna, tai tikrai
jeigu nebūtinai norit būti mokslininkais, o tiesiog gyvybės mokslų specialistais, biotechnologais, pavyzdžiui, ir taip toliau, labai daug tų specialybių, tiesiog užsiimat kažkokius siauresnių aspektų, tai tų darbo pasiūlymų yra labai daug ir, kiek suprantu, Lietuvoje trūksta tų specialistų, vis dar trūksta, todėl dabar tie mokslai taip ir populiarėja. O štai, jeigu norit būti mokslininkais, tai dažnai, kol jūs būsit įdarbinti, reikia palaukti. Aš pats leidžiu dienas naktis ir kartais tai darau tiesiog už dyką, bet aš keliauju link doktorantūros. Kaip minėjau, doktorantūrą jau kiekvienas doktorantūros studentas gauna 800 eurų stipendiją ir plus būna įdarbinamas. Tarkim, veda laboratorinius darbus, veda paskaitas arba tiesiog yra mokslininkas jaunesnysis ir už tai dar gauna papildomus pinigus. Tai toks ilgesnis. Aš pasilinkęs tą ilgesnį, sudėtingesnį mokslininko kelią. Bet tiesiog galima dar būnant studentu, labai manau daug kolegų yra laisvų laikų dirbantys Thermo Fisheryje, pavyzdžiui, ir kitos įmonės. Tai tikrai įmanoma. Ačiū už atsakymą. Tai ar norint stoti į gyvybės mokslus būtina fizika? Mano atveju aš nelaikiau fizikos egzaminų ir įstojau be fizikos. Tai tikrai nebūtina. Netgi, o tos žinios, kurių reikia, tai visą laiką yra kompensuojamos per studijas ir išmoksti galų gale tai, ko nemokėjai. Nes aš fizikos vis tik nesimokiau 11-12 klasį ir egzaminų nelaikiau galų gale. Tai viską, ko reikėjo, išmokau studijų metu. Pavyzdys, turiu draugę, kuriai patinka biologija, bet fizika ir chemija nelabai. Ar yra studijų ir specialybių, kur reikia tik biologijos? Dažniausiai, kalbant, kur reikia tik biologijos, tikriausiai galvočiau, kad tai yra kokia nors, pavyzdžiui, ekologija, bet kad ir kokią sritį tu galų gale pasirinktum, vis tiek visur veiks tam tikra chemija. Visur bus chemijos. Fizikos galbūt daug mažiau, kur yra, bet chemija yra visur. Ir dažnai pirmi metai studijose atbaido, kadangi pirmuose metuose būna įvairūs chemijos sritys. Tačiau siūlyčiau to nebijoti, išgyventi tuos pirmus metus ir galų galėjau, jeigu rinksitės į kokią sritį norit specializuotis, kad ir, pavyzdžiui, studijuodami paprastą biologiją, jūs galite tyrinėti organizmus, tarkim, žuvis, žuvų migracija arba paukščių migracija, bet kokius procesus ir ten jau tos chemijos nebereikės. Tačiau studijų programos yra suformuotos taip, kad beveik praktiškai kiekvienoj programai kažkiek chemijos yra. Tačiau stojant, to egzamino nors ir reikia, tačiau tikrai sakyčiau, nebijokit, kadangi ta chemija su pirmais metais ir praeina, o jūsų visas gyvenimas tikrai nėra ten 1 metai. Ačiū už atsakymą. Klausimas, ką daryti norint įstoti? Tai ką kreiptis, kur geriausia stoti? Tai visų pirma, čia jeigu žvelgiant mokykloje, tai pasirinkti, sakyčiau, reikia biologiją ir chemiją, tada kiti ten anglų kalba, lietuvių kalba visur jau eina, tai tie egzaminai yra svarbus, biologija, chemija, lietuvių, anglų kalba dažniausiai eina, kai kuriems reikalauja matematikos, reiktų pasidomėti, tarkim, nuėjus į Vilniaus universiteto puslapį, ten konkursiniai balai surašyti yra ir pasirinkus bet kurią iš mano minėtų specialybių, ar tai būtų genetika, ar neurobiofizika, ar molekulinė biologija, ar biologija, paspaudus yra parašyta, kokių dalykų reikia. Tai žodžiu, ir pirmas dalykas yra tiesiog išsilaikyti egzaminus ir kur būtų geriausia stoti, tai labai negaliu objektyviai vertinti, kadangi pats esu neurobiofizikos studentas ir man labai patinka mano specialybė, aš myliu šitą studijų programą, jinai yra labai plati ir jeigu neturit kažkokio konkrečios vizijos, tarkim, aš būtent noriu tyrinėti genus, jeigu pas jūs nėra tokio dalyko, tai galbūt nelogiška stoti į genetiką. O neurobiofizika iš tikrųjų apima labai daug sričių ir domisi smegenimis, apima biologinę dalį, fizikinę gyvybės dalį, tai tiesiog per studijas ir išsiaiškinsit, ko labiausiai norit. Bet tiek Vilniaus universitete, gyvybės mokslų centre, aš puikiai jaučiuosi, studijos yra labai aukšto lygio ir, kaip ir minėjau, laboratorijos nieko nenusileidžia tuo, kas buvo NASA'ui. Tai manau, kad netgi nėra ten kažkokio skirtumo labai didelio, kurie konkrečiai programą pasirinksit, vis tiek dirbsit tokiuose pačiuose geruose laboratorijose ir nebejau, kad ir Kaune tų specialybių yra gerų. Reikia tiesiog tikriausiai studentų pasiklausinėti jau konkrečiai, kas, tarkim, Kaune studijuoja, nes aš tai tik apie gyvybės mokslų centrą galiu papasakoti. Supratau. Ar netrukdė, kad viskas vyko anglų kalba, ar sunku išmokti visus žodžius reikalingus gyvybės mokslams? Tai čia tikriausiai pačioje NASA'oje viskas vyko anglų kalba, kadangi nors, taip užbėgant studijos Lietuvoje, be abejo, lietuvių kalba vyksta, bet mokslo pasaulis yra labai globalus.
realiai niekas nedaro jokių tyrimų ir nepublikuoja jo lietuvių kalba. Viskas, ką darom, netgi ir per studijas, apie kiekvieną dalyką, apie kurį kalbam, dažniausiai skliausteliuose jau būna parašytas tas žodis ir anglų kalba, skaitom angliškus mokslinius straipsnius ir jeigu pirmus metus būna sunku, antrus metus būna sunku, baigdami studijas jau visi būna supratę tą bendrą mokslinę kalbą, kadangi yra tai tarptautiniai žodžiai ir gaunasi tik pliusas, kadangi nėra tokio vieno dalyko kaip tiesiog anglų kalba ir per ją viską išmoks, tikrai taip nėra, gaunasi savaime tas visas anglų kalbos suvokimas. Na, ir tada dar netgi palengvėja bet kokią komunikacijos, tarkim, užsienio specialistais, mokslininkais, kadangi visi kalba tą pačią bendrą anglų kalba. Na, ir yra studentų, kuriems buvo pradžioje sunku anglų kalba, man asmeniškai nebuvo sunku, bet ir jiems baigiant studijas tai jau nėra problema. Tai po truputį tiesiog dar gaunat vieną gerą asmenybės bruožą ir tobulėjat, išmokdami tą anglų kalbą. Tai nereiktų to bijoti tikrai. Minėjot, kad nelaikėt nei chemijos, nei biologijos. Tai, kai stojot į universitetą, reikėjo juos laikyti, ar turėjo kokią neigiamą reikšmę? Taip, tai aš, kai baigiau mokyklą 12 klasiai, kaip ir minėjau, norėjau studijuoti vaidybą, tai tada nelaikiau, aš tų dalykų net neturėjau. Aš tos dalykus turėjau išsilaikyti, kai mečiau savo pirmas studijas, tada buvo likę keli mėnesiai iki naujų stojimų, man ten buvo jau 21 metai ir aš tada tiesiog turėjau per tą NETS nacionalinio egzaminavimo sistemą visą užsiregistruoti į egzaminus, pats savarankiškai mėnesį, man atrodo, laiko tiesiog atsisėdau, kadangi jau nieko nestudijau, mokyklą buvo seniai baigęs, nusipirkau tas knygeles biologiją prieš egzaminą ir chemiją prieš egzaminą. Ir aš jas tiesiog išmokau per tą mėnesį ir 2 laiko, taip skiriau kiekvieną dieną, nebuvo jokių papildomų dalykų ir viskas. Ir tada išlaikiau tos egzaminus, jau kadangi to tokio didelio streso nebuvo, žinau, kad viską darau dėl savęs, net dėl mokytojų, tai viską išmokau, gavau ten apie 80-90 egzaminų, per daug irgi nepersistengiau, bet tiesiog jau po mokyklos baigimo, po tų kai pirmą kartą laikysit egzaminus, pamatysit, kad po jų viskas nėra jau taip sunku iš tikrųjų. Tai kai aš jau pats pasirinkau po kelių metų po mokyklos baigimo juos laikyti, tai nebuvo taip sudėtinga ir vis tik juos man reikėjo išlaikyti, bet kokiu atveju stojant į studijas, tai jeigu gerai išsilaikai, tai ten ir įstojau. Tai čia dar prie to pačio klausimo, tai kokius egzaminus laikėt 12 klasiai? Tai va, 12 klasėje, sakau, kadangi aš stojau dar ne į gyvybės mokslus, tai aš atsimenu, laikiau lietuvių, matematiką, ką aš laikiau, anglų kalbą, kažkodėl laikiau geografiją, nes tiesiog norėjau laikyti geografiją, nors jos nesimokau 11-12 klasėje, bet norėjau pažiūrėti, kiek gausiu, čia buvo labai atsitiktinis toks bandymas, ir dar istoriją laikiau. O vat po 2 metų, kai aš sugalvojau, kad humanitariniai ir socialiniai mokslai ne man, tada sugalvojau, kad dar reikia išlaikyti chemiją ir biologiją, kad galėčiau įstoti. Tai čia jau vėliau buvo. Kuriame universitete geriausios galimybės gyvybės mokslams? Čia tikriausiai iš jūsų perspektyvos. Jo, tai šiaip apskritai, jeigu netgi rimčiau ne savo perspektyvą, yra toksai puslapis SKVC, studijų kokybės vertinimo centras, ten kiekviena studijų programa yra įvertinta nepriklausomų vertintojų grupės, tai pagal tos vertinimus geriausia būtų studijuoti Vilniaus universitete. Aukščiausiai yra vertinimai studijoms. Tai jau čia jau tokia objektyvi nuomonė, ne mano, nes tiesiog yra aukštesni balai studijoms, kurios yra Vilniaus universitete. Bet kaip ir minėjau, perspektyvus yra žmogus, nes specialybinė vieta, tai kad ir kur bestudijuotumėt galų gale, nuo jūsų priklausys. Bet jeigu aš rekomenduočiau, tai rekomenduočiau gyvybės mokslų centrą. Matosi, esi pilnai atsidavęs savo specialybei. Tai norėčiau paklausti, ar turi pakankamai laiko savo, kaip jį išnaudoji? Taip, turiu ir noriu pasakyti, kad nors aš dažnai atrodau žmonėm kaip labai išsidegęs, aš noriu pasakyti, kad aš paskutinės 3 dienas tikriausiai miegojau, nes aš pavargau ir reikia sau leisti tai daryti. Aš serialus žiūriu. Tiesiog aš manau, kad netgi tie mano pasiekimai ir atėjo iš to, kad aš pradėjau nepergyventi. Ta prasme, jeigu mūsų organizmas reikalauja pailsėti, tai reikia atsigulti ir ilsėtis. Ir netgi jeigu tai yra diena prieš egzaminą, tikriausiai jums geriau pavyks egzaminas, jeigu jūs tą dieną prieš pailsėsit, o nespausit savo smegenų. Tai aš lygiai taip pat dažnai ilsiuosi, labai dažnai miegu. Jeigu atrodo, kad aš buvau NASA ir esu kažkoks žmogus robotas, tai ne. Aš taip pačiu NASA dirbdamas būdavo 3 dienas, man reikia poilsio ir aš tiesiog pamiegu.
Tai turiu laiko draugam, būna su draugais, aš vairuoju, tai pavyzdžiui, buvo, atsimenu, mano atsiskaitimas čia užvakar universitete, o dieną prieš atsiskaitimą aš sugalvojau, kad man reikia pailsėti ir aš noriu prie jūros nuvažiuoti. Tai išvažiavau 10 val. Ryto, grįžau 6 val. Kitos dienos ryto ir tada po 2 valandų laikiau atsiskaitimą. Nu, ta prasme, lygiai toks pats žmogus esu kaip visi ir kartais to reikia, tai tikrai svarbiausia žiūrėti, ko jūsų organizmas reikalauja. Jeigu jaučiatės pervargę, reikia pailsėti, nepergyventi dėl studijų, kadangi jūs gyvenime vis tiek būsit žmonės ir ne viską lems tos studijos ar rezultatai. Kartais tas rezultatas iš tikrųjų nieko nereiškia ir jeigu jūs, tarkim, gausit kokį nors 6, galbūt po to 6 galite tiesiog savo ramiai kurį nors vakarą atsisėdę paskaityti ir jūs mokėsit tuos dalykus, nepaisant to, kad gauti 6. Tai tikrai nepažymiai svarbus ir taip toliau. Ar šiuo metu prisidedate prie koronos vakcinos išradimo, jūsų kursas, universitetas ir panašiai? Taip, tai aš asmeniškai ne. Universitetas, kur rodžiau, yra profesorė Aurelija Žvirblienė, čia iš vienų tų mokslininkų, tai jinai dirba gyvybės mokslų centre, jinai prisideda ir Lietuvos mastu. Lietuvos mastu prezidentas yra suformavęs tam tikrą grupę mokslininkų, kurie dabar bus atsakingi už valdymą Lietuvos situacijos. Tai yra ne vienas Vilniaus universiteto mokslininkas joje, tačiau būtent tyrimus susijusius su vakcina atlieka mokslininkai tame pačiam gyvybės mokslų centre. Netgi mano vienas draugas, antrakursis, jisai dabar dirba naujoje laboratorijoje, kurioje įrengė gyvybės mokslo centras, kurioje vykdomi testavimai. Tai net ir studentas, jisai savanoriavo, dabar gauna pinigus už tai, bet prisideda prie testavimų, pavyzdžiui. Tai įvairiais lygmenim, nuo tiesiog pagalbos testuojant iki tyrimų susijusių su vakcinos kūrimu, universitetas pilnai prie to prisideda. Kaip manote, ar manote, jog tokie tikslieji mokslai kaip gamtos mokslai žlugdo kūrybiškumą? Jei taip, kaip jo neprarasti? Čia labai man vis laik šitas patinka klausimas. Aš sakau, kad niekada nebūčiau geras mokslininkas, jeigu nebūčiau kūrybingas, kadangi, kaip ir sakau, aš kažkada svajojau būti aktorium, o dabar aš gyvenu tiesiog laboratorijoje, atrodo, bet kiekvieną dieną to kūrybiškumo labai reikia. Įsivaizduokit, kad jūs tyrinėjate dalykus, kurie nėra išrasti, tai visų pirma, jūs turite sugalvoti tai. Man, pavyzdžiui, kažkada kilo idėja, o kas jeigu žmonės kažkokį dalyką pagalvoja, būna toks atvejis, kai ateinam į kambarį ir pagalvojam su kitu žmogum tą patį dalyką vienu metu, nors apie tai net nekalbėjom. Ir tarkim, tada, kad tokią teoriją patikrint, ar čia yra kažkoks mokslinis pagrindas, ar tik atsitiktinumas, reikia labai daug kūrybiškumo, reikia sugalvoti, kodėl taip gali būti, kaip ten tie procesai vyksta. Tai moksle visų pirma reikia mokslo žinių, kurias įgauni per studijas, bet kad tas mokslo žinias apjungtum į kažkokias teorijas, jau reikia labai labai didelio kūrybiškumo. Ir aš manau, kad dalis mano tokios sėkmės mokslo yra vien dėl to, kad aš esu kūrybiškas, kad anksčiau aš rašydavau tekstus, būdavo net prozą, poeziją, dalyvaudavau skaitymuose įvairiuose literatūros, lankiau teatrą, šokau ir visi tie dalykai laboratorijoje dabar labai labai praverčia, kadangi to tikrai reikia. Ir kartais taip praverčia, bandant išvengti rutiną tam tikrą, tai sakau, laboratorijoje pasileidžiu kokią nors kinematografišką muziką ir įsivaizduoju, kad aš filme vaidinu, tai net ir tai padeda tam tikrais atvejais. Kokia jūsų nuomonė etiška svajoti kolonizuoti Marsą, kai esame taip prišiukšlinę Žemę? Mhm. Taip, tai čia netgi rašiau kažkuria diena apie tokį terminą ekocidą, tai ir tas terminas reiškia, kad reikėtų įteisinti apskritai bet kokią žalą gamtai kaip tarptautinį nusikaltimą. Žodžiu, be abejo, tai yra labai blogas dalykas, kad mes taip šiukšlinam Žemę, bet aš tikiu, kad nauja karta mokslininkų ir tarkim mano amžiaus žmonių, kurie bus būsimi mokslininkai, jie tikrai tai atsižvelgia. Tai būtent ta pati karta, mano karta, mūsų visų bendrai karta, jau suvokia, kokią mes žalą padarėm Žemėj. Tai aš tikiu, kad mes po truputį tai taisysime. Aš nežiūriu to pesimistinio scenarijaus, kad mes viską sugriausim, kadangi tikrai daug žmonių nori gero. Tai lygiai tie patys žmonės, kurie nori gero Žemėj, nori ir pažinti pasaulį, pažinti visatą, pažinti Marsą. Tai aš tikiu, kad viskas bus gerai ir mes kartu tvarkysim Žemę ir galbūt kolonizuosim tą Marsą. Tai manau, viskas bus gerai, aš optimistiškai žiūriu.
Ir tada tikriausiai kaip ir paskutinis klausimas, bet iš kelių dalių, tai kaip išlaikėte egzaminus? Taip, tai kadangi sakiau, kad kai jau antrą kartą laikiau, aš gal koncentruosiuosi į tuos egzaminus, kuriuos laikiau po mokyklos baigimo, kai praėjo keli metai, būtent biologija ir chemija, kadangi jie čia svarbiausi, tai aš tiesiog paskaičiau tą knygą, aš nebesijaudinau, nes mokykloje, kai laikiau egzaminus, žiauriai jaudinės. Atrodo, pirmą kartą eis ten tau viską gyvenime nulems. Kai universitete jau buvau pastudėjęs kelius metus, aš žinau, kad egzaminai yra kiekvieną pusmetį ir jie nieko tau gyvenime nereiškia. Aš iš tikrųjų jau esu net pamiršęs, kiek aš baigęs mokyklą, gavau tam tikrų egzaminų, kiek aš ten istorijos gavau, aš net neįsivaizduoju, tai prasme pamiršau. Tai vėliau suvokiu, kad tai yra taip nesvarbu. Ir nebijokit gauti prastų įvertinimų, kadangi po metų jūs galite persilaikyti tuos egzaminus ir metai laiko jums nieko nepakeis. Ta prasme, jūsų nepadarys blogesniais specialistais, galbūt jūs dar labiau suvoksit, ko iš tikrųjų norit. Tai visų pirma, tas mano patarimas yra, sakau, nebijokit eiti į egzaminus, nestresuokit prieš juos, kadangi jie nenulems jūsų gyvenimo. Ir kai jūs įsimušit savo tokį mąstymą, tada pamatysit, kad vis tik gerai išlaikėte. Aš išlaikiau tos egzaminus gerai, aš dėl jų nesijaudinau. Netgi dažnai mokytojai reikalauja daugiau negu reikia. Sakau, man pakako tų knygučių biologiją prieš egzaminą, gerai išsinagrinėt, pasispręst pačiam egzaminus, buvusius, ir tada niekas manęs nenustebino, kadangi kiekvienais metais vis tiek viskas, jau tų egzaminų buvo tiek pridaryta per daug metų, kad viskas lieka panašu. Tai tikrai dėl šito atveju reikia tiesiog nesijaudinti ir viskas bus gerai. Kodėl pasirinkot šį darbą? Ar ir sunku susirasti jį? Tai atrodo, čia aš net darbų nepasirinkau, darbus pats mane pasirinko kažkaip netikėtai. Tai kadangi, sakau, grįžau iš NASOS, aš tiesiog pradėjau galvoti, kad aš noriu Lietuvoje pradėti astrobiologijos tyrimus. Ir taip ir gausi, kad viena iš mokslininkių sako, pradedam. Tai taip ir prasidėjo viskas, aš tiesiog turėjau savo sritį, kuri man patinka, jie niekas neužsiėmė, radau vieną žmogų, kuris man padėjo, mokslininkė, mano darbo vadovė, ir žodžiu, užsakė tą prietaisą mikrogravitatorių ir taip pradėjau tyrinėti, kaip organizmai veikia kosmoso sąlygose. Tai ar buvo sunku susirasti? Tiesiog jeigu tu esi motyvuotas, jeigu tu parodai, kad tu nori kažką veikti, jeigu nori dalį savo laisvo laiko paskirti mokslui, tai tada tikrai nesunku rasti. Ir tarkim, gyvybės mokslų centre viskas prasideda nuo to, kad tu atlieki tiesiog savanorišką praktiką, savo laiku eini pasimokyti naujų metodų, padirbti laboratorijoje ir ten priima kiekvieną studentą. Tarsi kiekvienas studentas randa savo vietą ir nei vienas studentas nėra baigęs studijų nepabuvęs laboratorijoje. Tai pradžioj nereikia galvoti, kad gausit pinigų, reikia savanoriškai tiesiog galvoti, kad tie mokslininkai, jums juk ir negali mokėti pinigų, nes jūs dar neišmokot kažko. Tai visų pirma, jūs laisvų laiko einate į laboratoriją ir jūs kažko naujo išmoko. Tada, kai jūs išmoko, jūs jau pradedat savarankiškai daryti kažkokius darbus. Ir galų gale, geru atveju, po kelių metų jūs jau pradedat gauti pinigus už tai. Tai kiekvieno kelias yra toks pats. Ir kiekvienas gali tai padaryti. Gyvybės mokslų centre visiems reikia eiti į laboratorijas, tai belieka susirasti tokią sritį, kuri yra įdomi. Ir tam pačiam pastate turi mokslininkų nuo vėžių iki smegenų, iki augalų, bet kokią sritį, iki gyvūnėlių, paukščiukų, žodžiu, kiekvienas gali surasti savo vietą. Tai norėčiau padėkoti pirmiausiai Aivarai už tokią informatyvę paskaitą. Tikrai buvo, manau, kad ne tik man vienai įdomu. Ir noriu padėkoti visiems, kas paaukojo penktadienio vakarą, prisijungti ir paklausyti. Tai ačiū ir tikimės toliau bendradarbiavimo šitoj srity, jeigu tik tai bus dar tokie renginiai. Taip. Ačiū labai visiems ir už klausimus. Visą laiką man smagu pasidalinti šiom žiniom. Tai smagu, kad klausyt, smagu, kad tiek daug žmonių susirinko. Tai labai ačiū. Ir sėkmės egzaminuose visur, neapsirkit. Ačiū. Gerai, dėkui visą. Ačiū jums. Ačiū labai. Ačiū jums. Viso gero. Ačiū.